Nu, atėjau biškį po parku pasvaikščiot. Reiks žalai pjaut. Tai va, yra kampuose priaugę. Ir šitie tarpueiliai tokie. Galvoju, kokį čia reikia mulčerį pasimti. Šitiem tai tarpam galima su Belarusų varyti su 2-metrinį. 2-metrinį paims tokių šoninį poslinkį būna. Šitokį kaip ir galvojau jau seniau pirkti. Tai va, čia tiem tarpam, tai kaip tik tai būtų jisai. Ir jis nėra aukštas, jeigu dar va man čia palystų pravažiuoti. Nu, čia yra apie 70, bet kai kur bus ir 60, manau. Gal net ir 50 vietam. Prapačiu, kad pravažiuotų. Su žemojo. O tada šituos tarpus. Čia būtų galima su raideriu, su žaliapėju. Ir jau kur lieka, ten su trimeriu pabaigta aplink tvoras. Kažkaip taip. Jeigu lygiai palei traktorių daryti 2 metrai, negerai, pavyzdžiui, jeigu ant tavarų samana, tai klius stogas čianai. O jeigu bus išnešta šoną, nu tai va gali važiuoti traktorius ten eina. Nu ir paskui reikia pasižiūrėti šitie visi tarpai, pravažiavimai. Kažkas Belarusas yra apie 2 metrai pločio. Tai va, pavyzdžiui, tokie ant kampų yra. Įdomu, kiek čia gaunasi. Nu, čia beveik 3 metrai iki panelės kampo. Tai kaip ir Belarusas lenda, tas smulkintuosis pasistuma. Gali už traktorius, gali šonį išnešti. Tai va, tada čia, sakykim, ten matau buvo 7, nu čia šiam 5 kažkas. Biški vietam dar nelygu, smulkintuvų susilyginti. Tai va, šitas tarpas tai čia gerai. Dabar galvoju čia, nu čia pravažiuosiu, įsisuksiu visur. Ant japoniuką pirkti, ant japoniuką nesąmonė. Siauras ant japoniuką po 1,40 m. Čia tarpai tarp tų panelių bus kokie 8 metrai, ką gera. Tai va, nu čia tai lygiai stovėjo, sakytų, pažiūrėti ten, kur ant kalno lenkimas yra. Yra dar toks būna guminis toks dedas peilis. Aplink medžius gali pjaut. Čia galvoju aplink šitos kuolus galėtų jis eiti. Bet nelabai čia nusidaužys. Čia va tokia konstrukcija, tai čia jau kas lieka su trimeriu galima. Aišku, čia po panelę, manau, stipriai ir nepriaug žalesnis pavėsis gaunas. Kažkiek auga, bet ne tiek. Nu va, čia irgi pralysis į Belarusą visur. Traktorių. Nu va, šitie atstumai. Čia kai davažiuoji. Svarbu nekliūti. Čia va, pavyzdžiui, vėl irgi žiūriu gan žemai. Nu ir 60. 60, bet jeigu kylant tenai. Taigi pasižiūrėti, atsiras žemiausia vieta. Nes kitur tai va kyla, čia vietam va. Čia jau 80. Nu kol kas žemiausia 60 panašiai gal. Iškas apie 60. Tai čia tie per takai tai šitie, tai čia nieka. Tai va, tik tai čia, jeigu, sakykime, su raideriu nusipjauni. Aišku, čia reikia pirmas kartas ant aukštą varyti. Valikti čia, bet jeigu iš vienos pusės palenda smulkintuvas tas žemas, iki tenai, tai galima pjauti.
taip. Tai va, 3 hektarai čia kiek bus va, elektros. Galima apeiti. Palei tvorų reiks iškiu. Palei tvorų gal ir tas būtų guminis. Tas padas ant šienapjėvės gerai. Ai, čia nepatogiai per žolą. Einam po panelėm, tai ne tokį žolė didelį. Aišku, yra va tokių nelygumų. Biškį praslygint reikėtų kai kur. Smalkintuvas išlygint. Pavasarį šlapia buvo, tai tokios gavas vėžas. Kiek čia ir palauktų eilių, nežinau. Bet įmam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11. Dvylika, 13, 14, 15, 16. Nu 15 ir ten 3 trumpos. Tai va, reikia nuvyti įdomiausia per lenkimus, ten gal žemiausių vietų. Tarkim, čia gal pasižiūriu. Nu, čia ir 70 panašiai. Pasižiūrim žemė, ten lenkimas yra. Nu, kur lenkimas vis tiek apie šiam 5 ir įsilaika aukštis. Ja, tai reikia žiūrėti, kad palystų po šitom vietų. Nu, didoką žalėjau. Taip, reikia pažiūrėti kampas ten, kaip kampi ten atrodo. Žiūriu, stirna vaikšto, čia kaip jinai einėjo. Visur uždaryta. Čia kažkur nubėga po panelį. Ar žalė atsigulė kažkur. Ten kažkur bėga. Nu, ten tarp vartelių tarpas, kad biškį ir gal lenda pratim. Nu nieko, apsisukimai tarpai dideli. Jo, reikia žiūrėti tada tas šoninis. Porą metrų, manau, pats tas bus. Ir su Belarusai čia galima važiuoti laisvai. Japoniškas, tai ten gal maks 1,40 m užkabinčiau aš ant jo, bet tai prasilgins pjavimas tada. Tai pas hidraulė nėra švesta, tai negali to šoninę kabinti, nei pastumdysi nieką, tik tai kardanas. Jo, nu tie nelygumai, bet čia padaužysi peilis pirmam kartui praslygins. Tai va taip. Čia kažin pravysi toks siauresnis tarpas biškį. Ai, nu vis tiek 3 metrai yra. 2 metrai Belarusas eis. Nu ir gerą trimerę reikia. Čia po tvorų, tvoras. Šitą tvorą yra tarpas pačiai. Aha. Jo. Nu čia toks trikampiukas. Gaudnas.
irgi trumpa. Šitoks irgi plotas šuldys. O čia vienas trūksta. Nuku, manau, daug maž aišku, kokį čia man reiks smulkintuvą. Jau anksčiau būčiau pirkis galinį bengalą kabinas, tai gerai, kada nenusipirkau. Būtų nelabai tikisi. Jo. Tai va, reikia nušienaudinti ant metų vienu kartu. Mažiausiai 2 geriausia būtų. Tai turiu aš tiekėjų, susiradau. Tų mulčerių ten visokių yra. Tai tik tai gamyba, parsivežimas, ten porą mėnesių užtruks. Kaip sakant, iš tolimosios Kinijos, bet kokybiškas daiktas. Plaktukiniai ten Avon firmas tokie vadinas. Visokių modelių yra, tai aš jau anksčiau jo žiūrėjau, kaip ir norėjau parsisiųst, parsivešt, sutarėm, didmenas kainų pasiūlė gerų, didmeninį kainą. Tai parsivešiu, vat, gal čia vieną, gal 2, nežinau, gal preminį traktoriuką paimsiu vieną. Išbandysiu, pasižiūrėsiu kaip dirba. Ir jeigu tikrai toks kokybiškas, kaip ten saka, nes pagal kitus kiniečius pažiūrėjus, tai ten nėra ką lyginti, ten jau visai kita kokybė to matos ir padarytas rimčiau. Ten yra visokių, kaip drugelis įsilanksta, ar 4 metrų gali būti, bet reikia traktorių vadmingesnį. Tai va, nu aš tą gal 2 metrų tokį pabandysiu su poslinkiu, kur yra ant alkūnės. Ir išmėginsiu. Jeigu patiks, reiks prasivežti daugiau. Galima bus ir Lietuvoj, gal kam reikės. Nes šiaip iš požiūros tai kokybiškas daiktas, nes žiūrint, ką parduoda Lietuvoj, tai nežinau, tas daiktas pagal kainą gal net ir pigiau gausis. Nu kiek, nežinau, kiek muito. Aišku, visi mokesčiai muitas. Dasidės visą transportavimo kainas. Nu ten dasideda. Gal kokie 400 už tą vieną smulkintuvą bus, plus muitinės mokesčiai, plus PVM plus bus. Ir nežinau. Tai va. Tai dės ten katalogas, sakė, ką turi. Detalių jam turi irgi tiekimą. Tai va, bus. Išmėginsim, pasižiūrėsim, kas ten per daiktas. Tai va, ten gamykla didelė, veža po Europą, sakė, irgi yra. Bet aiškiai, kai jau pirktum iš Europos, ten yra italai prekiauja, tiktais vokiečiai irgi yra. Bet tai ir ta kaina bus kitokia. O gamyklos kaina vis tiek yra kitokia. Tai va, dar pasirašinėjom ten su tuo vadybininku, tai kažkaip įsiprašiau, sakau, galėčiau aš daugiau jų tada Lietuvoje galėtumėm parduoti, tai ir kaina gerą pasiūlė. Tai va, tų modelių irgi ten yra nuo, nežinau, nuo metrą gal ir iki gal net 6 metrų didžiausias lygtais toks drugelis. Galima ant priekio vieną dėti ir įsiskleidžia dar.
2 prieki metrai ir po 2 kraštuos. Toks neblogas, didelis, bet ten jau reikia ir arklių, gal porą šimtų, kad būtų traktoriai. Tai va. O, žolių visur užaugi, jau greitai auga. Čia keliukas būt gerai nupjauta. Nieks nebevažinėja. Ten prie ežerą būtų galima nuvažiuoti, bet nieks irgi nevažiuoja čia. Reikia nueiti kituo keliuku pasižiūrėti prie vadinamą krioklę. Toks aparatas va. Čia 1,40 m. Tai va, šitą vietą apie kem cėmų gal. Tai va, tą vietą gali kišti po panėlę važiuoti. Stau kūnė įsistama kiek reikia. Va, galima pasakiot. Taip ir taip. Ir išnešt va. Arba yra va tokie. Bet čia grinai už galo traktoriais kabinas, tai nieko. Arba yra dar su postumiu, ten apie 20 cm stumdas. Bet 20 cm mažai. Tai va, šitas yra pigesnis, tas yra brangesnis. Tai tas geriau jiems pažiūrė. Sandukas jauna. Bet čia dangtis atidarytas. Tai galima uždaryti. Gali kokį akmenį panėliam paleisti. Parvešim vieną ar dvi. Pažiūrėsim, kas čia per daiktas. Manau, geras daiktas. Nu, nepabandys nežinosi. Tai va, žiūrėsim. Žiūrėsim, kas čia bus. Va, drugelis toks būna. Parodyta prie džandyrą kabint. Aišku, ir kitoks gali būti traktorius, nebūtinai džandyras. Ir tokia ant galo, čia grinai pakelėm jau, aukštai iškelt gali. Nu, vien žodžiu, visokių yra. Tai pirmą pamėginti, o tada žiūrėsim. O krėklys, kad užaugi, va, arkliukai. A, čia arkliukai gyvena. Krėklys mūsų kitoks yra. Iš ežero teka. Užaugi labai viskas. Arkliukai. Tai va, eit namo. O, grevys irgi užaugis, čia būdavo žvejot galima. Buvo išvalytas prieš ką žinau. 5 metus daugiau gal jau. Greit užauga viskas. Čia būdavo žvejodavom seniau, vaikystėje. Čia ir grevys, ten grevys, kas užaugi.
čia šitam grevį maudydavomės, kai buvo kokie 4-5 metai. Tai va, nieka nebelieka, čia seniau tekėdavo vanduo irgi per tų griovį. Šten, ten negilu būda toks žviriukas. Tai kiek čia metų atgal, daug jau, 25 kokie. Tai va.